Tai sveiki visi. Šiandien išpakuosim ir pakalbėsim apie esminės savybės pritaikymą, naują Vilo buitinių nuotekų pakėlimo stotelę arba taip vadinamą nuotekų bakelį su siurbliu viduje, skirtą fekaliniam nuotekom būtent. Tai pakavimas atrodo šitaip, nuotrauka, pavadinimas, jeigu reikia esminių užsakymo savybių, esminių gaminio numerių, ne, tai pats pavadinimas, modelis, artiklo numeris, serijos numeris, labai tokia esminė elektros informacija. Ir vienas tikriausiai iš įdomesnių paveikslėlių visam įpakavime yra šitas paveikslėlis, kur mums rodo kokius sanitarinius prietaisus prie kokio įrenginio galima pajungti. Šitam paveikslėlį rodo, kur yra pritekėjimai, kur yra ištekėjimas, neslėginė pusė. Ir čia mums rodo, kad iš tikrųjų šitas variklis yra išėmamas ir lengvai aptarnaujamas. Daug jungčių, pagrindinė tuliko jungtis, šoninės jungtys. Instrukcijos įvairiom pasaulio kalbom, sertifikatų bukletai, lietuviška instrukcija irgi yra. Na ir pats gaminys. Taip, kalbant apie instrukcijas ir kitus popierius įdėtus į gaminio įpakavimą, apart instrukcijų sertifikavimo bukleto, yra toksai vadovas, kas susipažinę su IKEA spintų surinkimu, tai labai panašus į IKEA surinkimo vadovą. Tai čia irgi yra labiau daugiau paveikslėliai negu tekstas. Pirmose lapuose rodo, kokia yra komplektacija, ką mes turim. Kiekvienas daiktas turi savo pavadinimą, kokie gali būti mums reikalingi įrankiai montavimui atlikti. Paveikslėlis, kaip atrodo viskas, jeigu sujungiam, visus tuos papildomus randaliukus, jeigu sujungiam, kaip atrodo gautinis variantas. Vėl pasikartoja tas pats paveikslėlis su kokie prietaisai gali prie kokio modelio prijungti, minimalūs reikalavimai erdvei, kur montuosim, minimalūs atstumai ir taip toliau ir panašiai. Ir tada šitas siurblys ateina, šitas bakelis ateina su siurbliu neįdėtų pilnai dar į savo vietą. Dėl ko taip yra? Dėl to, kad pritekėjimo vietą šitam bakelį jūs galit pasirinkti patys. Tai yra, pritekėjimą galit padaryti tiesiai čia, iš priekio, arba pakeitę aklės vietą, pritekėjimą pasidaryti iš anos pusės, to esminio šimtinio tuliko vamzdžio. Tai dėl to pats siurblys iki galo nėra pritvirtintas ir būtina yra atsukti viršutinį dangtelį ir išimti visos tas įpakavimo medžiagas, net jeigu jums reikalinga tik šita viena anga. Tai čia mums rodo, kaip visą tai turim atlikti, paskui aš parodysiu tai gyvai, nes paveikslėlį jūs patys galite pasiskaityti, rodo, kaip sujungti tuos visus priedus, kurie egzistuoja mūsų šitam rinkinukė kartu su siurbliuku. Ir kaip minėjau, rodo, kokie yra tvirtinimo atstumai. Jeigu tvirtinat bakelį prie grindų, tai irgi galima pasižymėti tos atstumus iš karto prieš montuojant patį gaminį. Taip, tai mes ir pažiūrėkime, kas įdėta šitame įpakavime. Daug chamutų. Čia yra slėginės pusės pajungimui skirtas reikalas. Čia yra pritekėjimas vienas, pritekėjimas antras. Jeigu kažko jums nereikia, aklės, jeigu abiejų nereikia,
dvi aklės užseklinti. Dar daugiau chamutų. Fiksacija. Užfiksuoti įdėtiems daiktams vietoj. Fiksacija. Užfiksuoti patį bakelį į grindis. Jeigu tiesiog betoną ar medį, tai pas yra dar daugiau chamutų. Netgi mažiukas šešiakampis raktukas. Ir labai komfortiška truputis montavimo pastos, kad būtų lengviau vamzdukus tarpusavį suspausti. Ir savaime aišku, pagrindinis pritekėjimas. Tai bus taipogi su savo chamutu ir sandarinimo tokiu žiedu.